biškį pakroviau malko, apsišloviau, reiksai toliau vežti. Įvežiau. Vėl krausim. Tai va, einu kraut. Dar 6 tačkelės atvežiau. Va, 2 eilės, va. Šitą krūvą dar sukrausiu ir bus viskas, tai va. Apsitvarkiau. Va. 2 krūvos ir dar biškį čia. Tai va. Kraut šiais metais paskutinis malkas. Kaip ir. Paskui kitais metais vėl gal turbūt krausiu. Nežinau, gal. Tai va. Nesataužau prie vaikų būt, bet sekas, kad čia dabar būni gali eit malkas vežt kraut. Tai va, atvežiau į rūsį, kad sesė nesušaltų. Tai va. Padirbėjau biškį. Geri metai. Va, čia pabaigiau. Va, nemažai išvežiau. Iš viso gavosi 31 tačkytė. Tai va, kad pilna, nu ne pilna, bet 2 eilės ir biškį, kad sukraut rūsį. Tai va. Čia sesės braškės. Čia va dirva, o tenai visas šakas ir lapai, kur nuo malko. Tai va. Ir kur rūdienį grėbiau lapus, bet nefilmau, tai va. Čia va šiltnamis, tai va. Tokias ir takelis. Tai va, šiam metai pabaigsiu tokias. Tai va, jeigu patiko video, nepamiršti paspausti laiką, subscribe. Parašyti komentarą, pasidalinti su draugais ir pabandom dar surinkti 10 subscriberių, kad būtų 220. Tai va, jeigu surinkam, bus va. Tai va, gerai atšvęskit šventės visas ir naujus metus. Tai va. Čia buvo Kęstutis Grincevičius ir visa gerai, iki.